Kelionė prasidėjo ankstų rytą, keltu iš Larviko į Daniją. 4 valandų plaukimas buvo tarsi ramus atokvėpis prieš laukiančius 1000 kilometrų motociklu. Danijoje važiuojant užklupo stiprus lietus, teko sustoti. Bet šis netikėtai užklupęs lietus sukūrė savotišką kelionės krikštą. Šlapias asfaltas, motociklo gausmas ir gera nuotaika. Jautėsi, kad nuotykiai tik prasideda. Vakare pasiekėm Vokietiją. Susiradom nakvynę, kambariukas tokio dydžio, kad vos telpa lova. Bet pailsėjome puikiai ir iš pat ryto patraukėm toliau. Mūsų laukia tolimas kelias. Keliauti motociklu tai ne šiaip važiuoti. Tai jausti vėją, kvapus, oro temperatūros kaitą, žiūrėti į pasaulį be rėmų, be stiklų, taip lyg kiekviena šalis prisiliestų tiesiai prie odos. Taip prasidėjo ir mūsų nuotykis vingiuojančiais keliais. Prahą pasiekėme tarsi įžengę į kitą laiką, į miestą, kuriame senovė neskuba trauktis prieš modernybę, o abi jos susipina taip harmoningai, kad sunku pasakyti, kur prasideda istorija ir baigėsi dabartis. Čia ir mūsų kambarys buvo, lyg kampelis praeityje. Seni mediniai baldai su išraižytomis detalėmis, elegantiškos kėdės ir atmosfera, primenanti paslaptimis pripildytą viduramžių namą. Atrodė, kad langas, pro kurį žvelgėme, ne tiesiog į gatvę, o į šimtmečius saugantį Prahos veidą. Vos išėję į miestą atsidūrėme senamiesčio glėbyje, gatvelėse, kurios regis buvo nutiestos ne architektūrų rankomis, o pačios istorijos. Kiekvienas pastatas čia turi savo pasakojimą. Barokiniai fasadai glosto akis, gotikiniai bokštai kyla aukštyn lyg šimtmečiai sargai, o langai ornamentais apsupti, atrodo lyg miesto akys, mačiusios daugiau nei bet kuris keliautojas kada nors spės pamatyti. Gatvėje stovintys antikvariniai automobiliai suteikė gatvėms dar daugiau žavesio, tarsi būtume trumpam persikėlę į seną kino filmą. Dar vienas didesnių Prahos objektų – tiltai. Ypač šis, kuriuo eidamas jauti, kaip po kojomis alsuoja amžiai. Juodos tamsios plytos tarsi dūmų prisigėrusius nuo senojo miesto gyvenimo ir didingi vartai, stovintys prie įėjimo į tiltą, tarsi akmeninis bokštas, saugantis šią istorinę pereigą. Tiltą pripildo muzikantų melodijos, dailininkų rankų darbuose gimstantys žmonių portretai, suvenyrų stendai ir jauki žmonių maišalynė. Tai tiltas jungiantis dvi miesto pusės, bet taip pat jungiantis praeitį su dabartimi. Vos atsistojęs vidury gali pamatyti dvi skirtingas Prahos nuotaikas, plaukiančias viena kitos link per tyliai tekančią upę. Pasinėrę į istoriją visai užsimiršome ir kai kojos visai sulėtėjo, o nosį pakuteno sklindantis maisto kvapai, pajutome, kad išalkome, tad užsukome į šalia esančią užeigą ir užsisakėme kebabų, kurie buvo tikrai skanūs. Yogurt, garlic, spice. Little bit yogurt, little bit. Put some this paprika. Okay. Little bit this one. Yeah. Atėjome į aikštę,
kurioje buvo savivaldybės rūmai. Jie pastatyti karaliaus dvaro rūmų vietoje. Tad simboliškai čia stovi ir karaliaus sostas. O netrukus turėjome progą stebėti ir kariuomenės eiseną į rūmus. Netrukus išvydome ir vieną didingiausių Prahos pasididžiavimų – Švento Vyto katedrą. Ji stovi ant kalvos it karūna, uždėta ant miesto galvos. Jos gotikiniai bokštai driekėsi į dangų taip aukštai, lyg mėgintų paliesti debesis, o vitražai viduje kuria tikrą šviesos spektaklį. Tai vienas įspūdingiausių dalykų, kuriuos galima pamatyti Čekijoje. Todėl atvykus į Prahą, Švento Vyto katedrą aplankyti yra tiesiog būtina. Šalia katedros driekėsi aikštė, nuo kurios atsiveria panorama į visą miestą. Raudoni stogai, vingiuojančios gatvelės, tiltas tolumoj, lyg užmerktomis akimis grojanti upė ir gyva Prahos širdis, plakančia visomis miesto spalvomis. O kai nusileidom nuo panoramos į aikštės grindinį, miesto šurmulys pasitiko mus gyvai, kviesdamas sustoti ir pasiklausyti. Gatvės muzikantų ritmą perima bažnyčios varpai ir šalia esančių pavargusių motociklininkų veidai. Mes tyliai žvelgėme vieni į kitus, tarsi vienas nuotykis jungė mus visus, atvykusius iš toli į tą pačią miesto akimirką. Gatvėmis pravažiuojančios žirgų traukiamos karietos lyg iš senų laikų nužengia pasakojimų personažai, suteikiantys gatvėms prabangaus karališko šurmulio. Tai priminė, kad Praha ne tik istorijos knyga, bet ir gyvas alsuojantis teatras, kur kiekvienas praeivis prisideda prie bendro scenarijaus. Tuo pat metu šalia kitokia scena. Atrodė, kad Praha čia ne tik gyvena savo istoriją, bet ir leidžia kiekvienam būti jos aktoriumi. Ir galiausiai Vivaldžio muzikos koncertas. Mintis, kad jo muzika skambės tikroje bažnyčioje, kur akustinė erdvė sukurta tarsi specialiai tam, kad kiekviena nata įgautų sparnus, kėlė nekantrų jaudulį. Prahą yra sunku tiesiog aplankyti. Ji pati įsilieja į žmogų, įsirašo į mintis kaip filmas, kurį norisi žiūrėti vėl ir vėl. Tai miestas, kuris įkvepia keliauti, patirti, atverti savo širdį grožiui, kuris slypi ne tik didinguose pastatuose, bet ir gatvių šurmulyje, žmogaus juoke, muzikanto melodijoje ar tyliai tekančioje upėje.
Čia ir baigėsi mūsų trumpas pasivaikščiojimas po Prahą, miestą, kuris dar ilgai skambės mintyse. O kelionė tęsiasi. Kitoje serijoje važiuosime toliau link saulėtosios Kroatijos.